Esu Rasa Grigonienė, užsiimu konsultacinę veiklą, tai yra tenka nemažai vykdyti, konsultuoti įmonės dokumentų valdymo klausimais, vesti vidinius mokymus, išorinius mokymus, taip pat tokius dokumentinius vidaus auditus, tai yra išaiškinti silpnasias vietas, stipriasias vietas ir nemažai jau čia, kaip matau, pažįstamų veidų, tai yra teko susitikti ir jų įstaigose. Tai šiandien trumpai pristatysiu savo pastebėjimus, tai yra ir teisinį reglamentavimą, ir praktinius niuansus, kuriuos teko matyti, ar tai būtų biudžetinės įstaigos, ar tai būtų privačios įstaigos. Taip pat tenka dėstyti studentam šiuo metu Mykolo Riomerio universitete, taip pat apie šiek tiek galbūt kaip pavyzdį studijų proceso elektronizavimą, kas yra tokių specialiųjų procesų elektronizavimas, ne bendrųjų, kur būdingos visom įstaigom. Kiekviena įstaiga savo turi kažkokias specialias paslaugas ar ne paketą, kur čia kolega klausė, o kaip ta paslauga visa, komplektas gali veikti, gali būti elektronizuojamas. Pradėsiu nuo koncepcijų, dokumentų valdymo. Čia per daug neįsiplėsiu. Kolega Kristijonas labai gerai pristatė, kas tas yra miręs arklys ir kaip ten konservatyvi koncepcija, kas geriausiu atveju lieka toj pačioj vietoj, kas yra inovacijos, nors nesam susitarę, bet apie inovacijas kalbėti šiandien matyt teks kiekvienam pranešėjui, todėl kad, labai svarbi dalis dokumentų ir procesų valdymo, tai yra inovacijų diegimas. Ir šiek tiek apie konservatyvę sistemą pasėmiau tarptautinių žodžių žodyną, kas tai yra konservatyvus, ką jis reiškia. Čia aš nedarau sąsajų su konservatoriais, jeigu kas, bet konservatyvus apibrėžimas yra koks? Siekiantis išsaugoti senąją atgyvenusią tvarką, priešiškas bet kurioms naujovėms, sustingęs, inertiškas, daromas senoviškais metodais. Pagrindinė reikšmė. Ten dar yra ir kitų reikšmių, bet pagrindinė reikšmė, tai yra konservatyvi pozicija įstaigos. Tokiam besikeičiančiam pasauliu kartais tiesiog ne tai, kad neleidžia keliauti į priekį, bet tiesiog stabdo. Ir inovacijos, inovatyvi koncepcija įstaigose. Čia galima kalbėti apie trūkumus, privalumus, bet tas inovatyvus, tai yra tobulesnis technologinis sprendimas, kuris geriau negu ankstesniai technologiniai sprendimai tenkina visuomenės poreikius. Taigi apie inovacijų naudą. Kokie galėtų būti aspektai tos konservatyvios sistemos, dokumentų, procesų valdymo ir inovatyvios? Procesai trunka pakankamai ilgai. Labai daug tenka susidurti, ypač biudžetiniai įstaigui, noriu suderinti dokumentai, 9 nuopolio ratus, kaip aš sakau, reikia suderinti. Ir neša pėsčiom ir paskutinis derintojas pastebi kablelį. Kas tada atsitinka? Nuo pradžios, 9 ratai, nuo pradžių. Nesakau, kad visur. Jūs čia esate pažangesnė galbūt visuomenės dalis, todėl kad greičiausiai turit DocLogic arba norit jį turėti, bet kiek įstaigų jo neturi arba neturi jokios sistemos arba nenaudoja tiesiog tos sistemos. Tai tie procesai su konservatyvia sistema trunka pakankamai ilgai. Sąnaudos tų 9 ratų yra didelės, darbo laiko sąnaudos. Toliau procedūros biurokratinės. Administracinės naštos mažinimo įstatymą greičiausiai teko girdėti visiems. Ką tai reiškia? Tai yra tam tikros išlaidos, kurias patiria verslas, siekdamas tam tikrų procedūrų procesų. Įkainuota kiekviena buhalterio teisininko darbo valanda. Įstaigos privalo biudžetinės teikti ataskaitas ūkio ministerijai, kiek sumažino administracinę naštą. Statistika rodo, kad dauguma sumažina, bet yra tiek įstaigų sumažino, o tiek dar pridėjo kokias naštas pagal statistiką. Tai yra procesas, kad administracinė našta privalo valstybiniu lygiu būti mažinama. O vidinė našta? Apie vidinę naštą kalba kiti dokumentai. Galbūt vyriausio archyvaro rekomendacijos, tai yra dokumento apyvartos mažinimas, viena iš pagrindinių funkcijų, ką įstaigos turėtų, ypač viešo administravimo institucijos. Tai yra skaitmeninis naudojimas labiau dokumentų. Tai irgi tokios rekomendacijos yra pakankamai seniai. Jos taip pat, galima sakyti, mažina ir administracinę naštą, nes jeigu įstaigoje viduje apsisuka ratai greičiau, vadinasi, vienas darbuotojas vietoj ten 5 projektų arba 5 paslaugų gali įgyvendinti 10. Tai yra nauda ir verslui. Kitas momentas apie tą darbo sąnaudas ir administracinę naštą. Šiandien jūs dirbate, jeigu savo įmonėje bendraujate su panašaus galbūt lygio išsilavinimo amžiaus žmonėmis. Ir tai galbūt ne tiek jaučiasi. Dirbant su studentais, jie visi yra kita karta ir ta pati baisiausia Z. Ir mums kalba per mokymus, kad mes esame, aš jau priskiriu save prie tos kartos. Tai yra, jie yra skaitmeniniai čiabuviai, jie gimė su aparatu, kaip čia rodė direktorius. Mes esam skaitmeniniai emigrantai.
Ir mums reikia ko? Ne tik išmokti ten gerai dirbti, mums reikia psichologiškai suprasti, čia mums svetima aplinka, mums tas prisitaikymas yra labai užima daug laiko. Ir tam, kad tu nebūtum tas skaitmeninis emigrantas, tu turi suprasti tas taisyklės, nebegali tiesiog dirbti. Ir šiandien, pavyzdžiui, pateikus, aš kalbu apie pavyzdį studentams skaidres. Jie skaito skaidres elektroninėje aplinkoje, yra nuoroda į įstatymą, jis paspaudžia, jam atverčia ETAR sistemą, yra nuoroda į bylą, jis paspaudžia į bylą. Šiandien jau net nebeįmanoma dirbti vien tik su popieriniais dokumentais, nes ten nebėra tų nuorodų ir studentas po baigimo atėjęs pas jūs į įmonę sakys, palaukite. Taigi, todėl mes jau net nebegalime kalbėti apie tai, kad mes galime ten joti ant to mirusio arklio arba nedaryti, turėti konservatyvę sistemą, tiesiog nebetitinka laikmečio dvasios. Kaip pavyzdį gal jau čia esu ir kai ką minėjusi, kad kolegė Norvegijoje norėjo leisti pradinę mokyklą savo vaiką ir ten sako, taip, mes rašome, bet išduodame po kompiuteriuką ir mokomės A, B, C, mokosi rašyti. Kartais galvoju susiaubu, kur linksta pasaulis ir kaip čia jie nemokės, bet po 20 metų jis turės daug geresnės perspektyvas. Tai yra šiandien gyvenimas yra toks. Taip, jis galbūt kažko nemokės. Bet šiandien nereikia mokėti vadėlioti arklio. Ar ne tik mirusio, bet ir gyvo. Tokių įgūdžių nebereikia tiesiog. Taip, kad čia galima kalbėti apie procedūras biurokratinės toj konservatyvioj sistemoje, kad dabar vienu paspaudimu ten atlikta ir labai daug institucijų. Mes kalbame apie teisės aktų paskelbimą elektroninėje sistemoje, kad nebėra popierinių ir daug kitų valstybės lygių priimtų teisės aktų. Žmogiškasis faktorius pasireiškimo galimybė, ar tai gerai, ar tai yra blogai? Iš vienos pusės galbūt ir nėra blogai, nes žmogiškasis faktorius visada pastebi kažkokį niuansą ir gali ten tą procesą ar procedūrą kažkaip kitaip pakreipti. Bet apie žmogiškųjų faktorių šiuo aspektu kalbame, kad gali pakreipti ir tą neigiamą prasme. Tai yra uždelsti, jeigu nėra sistemos, terminų nesukontroliuoti, kada vykdomas, ten atidėti, o sistemoje tu matai. Vėl pavyzdys iš kokios nors studijų sistemos. Baigiamai darbą įkelia į sistemą, paspaudžia, vadovas mato tik sistemoje, paspaudžia leista ginti. Recenzentas mato darbą sistemoje. Ir jeigu jisai turi pateikti recenziją per 5 dienas, jisai teikia vakare. Gal popierinę nunešus į katedrą. Man sakytų, man gal patogiau iš ryto. Koks skirtumas? Vakare, kai vis tiek visi miega, nunešiu iš ryto. O sistema mato, kokią dieną ir kokią valandą tu įkėlei. Tai yra žmogiškojo faktoriaus neišlieka. Dar be to, darbas patikrinas plagijavimo sistemoje automatiškai. Suvedamos visos, kiek iš kur ko paėmė, kiek procentų. Tai dėl studijų sistemos to elektronizavimo, tai yra kaip vienas pavyzdys, kad procesus galima ir įmanoma. Tik reikia noro, darbo, juos elektronizuoti kiekvieno savo veikloje. Na ir apie efektyvumą, taupumą, na čia taupumas kažkuri kolegė suabejojo, ar ne, ar čia labai taupu turėti elektroninį valdymą, bet kad ir atsiperka matyti tos išlaidos palaipsniui, efektyvus naudojimas, mažinama administracinė našta ir skaidrumas. Skaidrumas tai yra matosi, kada prisijungi, kiek kartų buvai prisijungęs, ar dirbai, ar vėlavai. Apie skaidrumą teko kalbėti vienoje įstaigoje su, pavyzdžiui, auditorių darbo kontrole. Ateina auditorius, mes turime dokumentus kompiuterizuotojų laikmenoje. Kaip auditoriui patikrinti? Duodamas prisijungimas svečio teisėmis. Mes matome, kur auditorius buvo, kiek sutarčių įskaitė, o gal neskaitė, gal tik išvadas parašė. Tai yra skaidrumas visiems, nuo vadovo, kiek dirba, iki tikrintojo. Gali realizuoti sistema. Kokie niuansai, kokie rizikos? Šiuo atveju kritika, jeigu tai būtų inovatyviai sistemai, nemažai neaiškių procesų. Neaiškumas, tas kablelis, bet visada bus. Bet procesai jie įveikiami, reikia klausti, reikia ieškoti sprendimų ir jisai atsiranda. Su sprendimai, sako, ką dar galite pasiūlyti, klausėt Doklodžikas, ko jūs pageidaujate? Norite valdyti ten pavadavimą, personalo, norite ten, kaip sakau, kažkokius procesus, paslaugas, užduokite užduotį. Sistemos klaidos, visur yra klaidų. Jos taisomos, pastebimos, testuojamos, kontroliuojamos. Jeigu konservatyvioj sistemoje labiau pasikliaujama žmonėmis, tai čia pasikliaujama jau pačia sistema. Kas dar kaip priekaištą arba kaip nuogastavimą išreiškia kartais konservatyvių sistemų turėtojai arba iš dalies konservatyvių, tai yra šitoj sistemoje viskas žinoma, autoriteto klausimas. Vadovas arba skyriaus vadovas, buhalteris, kuris yra guru, pasieina ir klausia, kaip čia daryti, ne, taip negalima, pasako. Ir viskas, argumentų nėra, negalima. Vadinasi, atėjus naujai sistemai, aš nežinau, ką atsakyti.
mano autoritetas smunka, mašta, aš nemoku naudotis arba dar kaip nors ir todėl dažnai ir nenoriu naudotis. Tai vat autoriteto susilpnėjimas, atsiranda naujų daug nežinomų dalykų, tai yra pakankamas iššūkis. Dabar elektroninių dokumentų rengimas sistemoje, jeigu mes kalbam, tie du būdai, tai yra rengiamas ten pagal specifikaciją, šiuo metu ADOCas, galbūt PDF-as artimiausio ateityje, su kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tai yra, turime korteles, USB jungtis ir taip toliau. Tai yra lyg ir viskas aišku ir mes tą greitai atliekame, padarome. Bet jeigu įstaigose nėra, ne visi turi, nenori naudoti, nėra kurti ADOCų, leidžiama pasirašyti tik ten vadovams ar dar kam nors. Ar tai reiškia, kad įstaigoje negalima valdyti procesų kitomis priemonėmis? Antra priemonė tai yra įstaigos sistemos priemonėmis, kuriami elektroniniai dokumentai. Tai yra pasirašomas nekvalifikuotų parašų. Šitas aspektas mano galva nėra išnaudotas. Tai yra, kad beveik visus dokumentus įstaigos viduje trumpai saugomus galima rengti ir pasirašinėti ne ADOCus ir pasirašinėti nekvalifikuotų parašų. Ko reikia tam, kad įstaigoje tas būtų? Kaip praktiškai realizuoti? Ką sako taisyklės? Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, tas 5-6 punktas, kuris buvo pakeistas vėliau, negu atsirado tos taisyklės, ir kad leistų priartinti prie daugiau naudotojų, sako, kad įstaigos vadovas turi nustatyti, kokie įstaigos rengiami dokumentai sąlyga. Trumpai saugomas, neperduodamas kitiem asmenim, gali būti kuriami ne pagal specifikacijas, nereikia laukti jokio PDF ar ADOCo ir pasirašomi parašų, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas. Ką tai reiškia? Koks tai galėtų būti sąrašas? Ar pasirašote tokius dokumentus? Nekvalifikuotais parašais, kokie tai dokumentai galėtų būti? Galėtų būti sąrašas. Visi darbuotojų prašymai. Kiek prašymai saugomi? 3 metus, išskyrus MPD prašymas. 10 metų. Kaip jie siunčiami kitom institucijom? Nesiunčiami. Klausimas, kaip realizuoti, kaip užsisakyti arba ten įgyvendinti tą paslaugą. Darbuotojas, kaip jūs čia ir kolega Tomas kalbėjo, atsiverčia, ar reikia kurti vordinį šabloną, ar gali jis paspausti kalendoriuką atostogų kokių, mokymosi ir iki tos dienos. Ir atlikta. Wordo sistema pati sukonfigūruos, jeigu jo reikės. Lentelę, ar reikia ruošti įsakymą, ar gali sistemoje būti antras mygtukas atlikta, kurį paspaudžia vadovas, išleisti. Ir neruošia jokio įsakymų, sistema sukonfigūruoja kitą. Tai mes kalbame apie tai, kad teisinės reguliavimas leidžia įstaigose rengti ir tokius dokumentus. Tai yra nerengti jokių ADOCų, neturėti kvalifikuotų parašų, tai yra suteikti kodai ir slaptažodžiai, kuriuos naudoja visi įstaigos darbuotojai. Sakysite, ne visi turi prieigą prie sistemos. Gali būti, kad ne visi. Yra ūkio dalis, valytojos. Kaip sprendžia tą klausimą įstaigos? Ir vėl čia dabar turiu pavyzdį iš kitos mokymo institucijos. Sako, jie įsidegė sistemą, kiek žinau, ne Doclogica, bet sako, mes įsidegėm ir norim, kad naudotų. Sukilimas didžiausias. Tai 2 būdai yra. Vienas būdas yra skatinimo būdas. Grįžtu prie Riomerio universiteto, darbuotojus skatino mokėdami 15%, kas naudojasi elektroninė sistema. Kaip galvojat? Ar naudojasi daugiau nuo to? Naudojasi daugiau, bet labai greit nuėmė, kai pamatė, kad naudojasi, iškart nuėmė priedą ir dabar sako, jau nebesvarbu, galit nesinaudoti. Jūs galvojat, man patogu nesinaudoti, man patogu negauti pranešimų, kiek pas mane skolininkų ar ten kažkokius kitus, aš net minties neturiu, kad nesinaudot, nors priedo nemoka. Vienas būdas, labai geras. Kitas būdas – nuobaudos. Tai yra priimtas ne tai, kad sistema paleista, privaloma naudotis, priimtas įsakymas. Tie, kurie atostogų prašymo neįregistruos sistemoje, nepateiks komandiruotės ataskaitos sistemoje, negaus apmokėjimo. Tam pačiam universitete valytojoms buvo pasakyta, jūs turite kompiuterį ūkio dalies vedėjo kabinete. Jums yra privaloma vieną kartą ar ten vieną kartą kas 3 dienas prisijungti ir jeigu norite paspausti surinkus savo kodą prašymą, 238 valytoja, prašymas dėl mamadienio, ar reikia jai rašyti, jinai gal neraštinga, nemoka lietuviškai, popierinį tai kainai turėtų eiti. Eiti personalą, papriimti blanką, pasirašyti, krauju, kaip sakau, kad čia labai svarbus klausimas. Toliau eina 9 nuopuolio ratai, jeigu jau mes turim konservatyvę sistemą. Čia šiuo atveju rašyti nereikia, jinai paspaudžia mamadienio prašymas ir pažymi dieną.
Ta diena gali užsifiksuoti ten kur nors žiniaraštį, jeigu paprašytumėt sąsajų, gali įsakymų virsti arba nereikia, aišku, įsakymo ir taip toliau. Tai tokių sistemų įdiegimas priklauso nuo ko? Nuo įstaigos poreikio. Įsakymai tai yra būtent vidiniai dokumentai, darbuotojų prašymai, kur užtenka tik paspausti porą mygtukų. Įsakymai taip pat vidiniai dokumentai, saugomi apie 10 metų, išskyrus ten vaiko priežiūros, tėvystės, personalo, kurie numatyta 50 metų saugojimas, kuriuo reikėtų pasirašyti kvalifikuotų parašų ir daryti adoką šiuo metu. Vidaus dokumentai, taip pat aktai, protokolai, ataskaitos, kaip sakiau, komandiruočių. Yra šablonas, paspaudžiau, įrašiau, paspaudžiau atliktą ir keliaujam toliau. Tai nekvalifikuotas parašas, priminsiu, įstaigoje leidžiamas naudoti pagal elektroninio parašo įstatymo. Kada? Jeigu šalis, parašų naudotojai, tai yra tarpusavį dėl to susitarė. Tai yra turim turėti susitarimą arba su darbuotojais, arba su kitom įstaigom, jeigu norime siūsti arba ten naudotis tos pačios sistemos nekvalifikuotais parašais. Susitarimas, tarkim, kaip ir bankas ar kitos institucijos, ta pati ten kokia darbo birža ar dar kas nors, aš prisijungiu, identifikuoju save, susitarimą turiu ir mano visi veiksmai yra teisėti. Darbe arba tarnyboje aš siūlau, jeigu tai yra darbuotojai, įteisinti darbo sutartimi, tarkim. Darbuotojas įsipareigoja įstaigos vidaus teisės aktais nustatytus procesus, tai yra rengti, pasirašyti, derinti, rašyti rezoliuciją, susipažinti, teikti ataskaitas, gauti informaciją, vykdyti sistemos priemonėmis ir niekam neatskleis slaptažodžių, ten prisijungti galim prirašyti labai daug. Galima numatyti vidiniuose teisės aktuose. Tai yra valstybinis reglamentavimas yra leidžiamas. Yra įstatymų lygmenį, yra tarnybų lygmenį įsakymai priimti, reikia lokalaus reglamentavimo. Tai yra viskas, kas priklauso nuo įstaigos. Dabar, tarkim, naudojate visokius slaptažodžius, ar turite oficialų susitarimą? Kartais turime žodžiu, o ar tai visai negalioja žodžiu? Ką sakysim teisme? 2 metus naudoju kodą ir po to sakysiu, čia ne aš susipažinau. Ką sakys teismas? Teismas sakys, greičiausiai jūs susitarėt, ar ne? Taip, šalis dėl to susitarė, neparašyta raštu, krauju pasirašyta ar dar kaip nors kitaip. Taigi šalis susitarė. Aišku, geriau būtų raštu, ypač viešo administravimo institucijose, bet protingumo kriterijus, tai reiškia, jeigu susitarėm, tai susitarėm. Ką dar kaip efektyvesnio proceso siekiamybė? Aš jau grįžtu vėl į tą dokumentų ir procesų valdymo tokius mažesnius, siauresnius aspektus. Kokius aš išskyriau, kokius galbūt procesus? Skaitmeninių kopijų nespausdinimas, ar ne? Skaitmeninių nuorašai, rezoliucijų atsisakymas, jūs čia minėjot, kaip čia jūs gudriai tas rezoliucijas sukonfigūruojat, siūlau iš visų tų procesų, kur ten buvo daug rodiklių. Biudžetiniam sektoriui reikėtų bent jau pusę numesti rodiklių, iš vis išimti tos procesus, kad būtų lengviau valdyti, nes taip valdymas labai geras, kai yra daug derintų ir tie 9 ratai, bet ar jie visi reikalingi? Klausimas man labai patiko, kaip padaryti, kad vadovas pasirašytų 10 arba 100 dokumentų iš karto. Tai kokia to parašo vertė, reikšmė, arba atsiunčia 10 prašymų ir vadovas vienu mygtuku ten rezoliuciją. Tai kam vadovui iš vis siūsti, kad jis susimerkęs ir neskaitęs, mygtuką paspaudžia? Kokią naudą jam siūsti? Galima procesus suvaldyti kitaip, daug efektyviau. Taigi, rezoliucijų atsisakymas, vaizdo garso dokumentų naudojimas, registruotų elektroninių dokumentų siuntimas, čia ta pati e-delivery sistema. Trumpai apie kiekvieną. Skaitmeninių kopijų nespausdinimas. Kokie teisės aktai tą reglamentuoja? Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės numato, kad dokumentai, kurių saugojimo terminas iki 25 metų, tai yra saugomi trumpai, gali būti nespausdinami. Skaitmeninės bylos greičiausiai turit sistemoje. Bylų su raide K. Kas turi? K bylas. Žinokit, iki 10. Iki 10 taisyklės leidžia, ačiū. Nuo 11 metų turėti K bylas, tai yra nespausdinti skaitmeninių kopijų. Taip pat numato, kaip jas valdyti, yra parengtos vyriausio archyvaro rekomendacijos. Jeigu dar nemokate, taisyklės yra numatyta, kad bylos ten su raidėm K ir taip toliau valdomi. Vienas optimizavimo procesų, tai reiškia, kad gavau skaitmeninę kopiją ir nespausdinu. Tai vienas procesų galima numatyti plane ir pasakyti, kitas procesas galima plane nenumatyti, tiesiog nuimti spausdintuvus iš kabinetų. Irgi veikia, tada būna bylos K raide ir nemažai naudojasi. Spausdintuvo nėra, tarp kitko, va tam universitete, kur valytojai įsipareigoja prisijungti, spausdintuvus perkelia į koridorius. Kuo toliau? Iš kelių kabinetų vieną. Tai irgi sudaro nepatogumą, dirbtinę kliūtį.
Ir tam, kad jau rečiau žmonės eina. Visokių kelių yra. Toliau, skaitmeninių nuorašų naudojimas. Kas tai yra? Tokio termino skaitmeninis nuorašas taisyklėse nėra, bet yra terminas nuorašas. Kaip ir mes kopijas ir nuorašai yra galimi. Tai pasakojusi galimi naudoti ir ką sako taisyklės. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės sako, kad adresatam, pavyzdžiui, gali būti siunčiami rengėjų vizuoti dokumentų nuorašai, jeigu adresatam siunčiami originalai, o nuorašai lieka viduje. Siuntimas. Koks vyksta? Jeigu siunčiam popierinį dokumentą, pasitaiko dar siųsti popierinių dokumentų? Tai savai mes suprantam. Taip, įsiunčiam popierinį. Kas lieka įstaigos viduje? Kopija, popierinė. Ne popierinė kopija. Nuskanuojat. Būna ir popierinės kopijos, būna ir nuorašai. Dabar klausimas, reikia siųsti popierinį. Aš sistemoje sukūriau raštą, DocLogicą, tarkim, turiu, arba šiaip Wordą turiu kompiuteryje, sukūriau raštą. Ten suderino jį, atspausdino vadovas, pasirašė, įsiuntė. Ką darome toliau? Dažna, koks procesas? Ta su parašu imame, nuskanuojame ir įkeliame į DocLogicą. Viskas gerai, yra skaitmeninė kopija viduje. Kodėl netinka tas Wordas, Wordinis variantas, suderintas su vizomis? Tai yra nuorašas. Lygiai tas pats nuorašas, kurį mes turėtumėm popierinį, jis yra tik skaitmeninis nuorašas. Mes jį ignoruojame, bet mes dar skanuojame. Skanavimo procesas yra brangus, reikia ir aparato, ir kenksmingos sąlygos, ir taip toliau. Bet mes jį nuskanuojame ir turime sistemoje. Ne? Taigi yra skaitmeninis parašas svarbu, ar ne? Nusiųsiu Petraičiui, jis matys tą parašą. Ar parašą galima taip iškirpti ir uždėti ant bet kurio dokumento? Kas yra skaitmeninis parašas? Kokia jo vertė įstaigoje? Kodėl neužtenka to Wordo be parašo? Galėtų užtekti. Tai yra skaitmeninių nuorašų naudojimas ir siunčiamiem dokumentam, įstaigoje lieka Wordas. Taigi skanavimo funkcija yra labai svarbi, kai mes gaunam popierinį ir norim įtraukti sistemą. Tada nėra kitos išeities. Nuskanuojam, ar ne? Įtraukiam į sistemą ir visi valdo labai greitai. Bet savo rengiamiem dokumentam, jeigu aš parengiau projektą, jį išleisti į lauką, pavyzdžiui, įsakymą kokį nors. Išleidžiu popierinį, tada nuskanuoju ir visi turėkite sistemoje. Tai jau yra perteklinės funkcijos, yra pakankamai brangios ir leidžia teisės aktai turėti nuorašus. Toliau rezoliucijų atsisakymas. Ką numato taisyklės? Cituoju. Užregistruoti dokumentai perduodami įstaigos vadovui arba įstaigos vadovo nustatyta tvarka atsakingiam darbuotojam. Tai kam perduodam įstaigos vadovam, ar nustatome tvarką iš karto kam perduoti? Toliau, kurie susipažįsta su dokumentais, kur ir jei reikia, rašo rezoliucijos, pavedimus ir taip toliau. Ar reikia? Kaip juokauju su administratoriams, sako, gaunu dokumentą, aš sakau, ar kartais jūs galite numanyti, kam jis skirtas? Sako, mes beveik visada numanom, kam jis skirtas. Koks čia klausimas? Bet aš apsimetu, kad nesuprantu, kam jis skirtas ir nešu vadovui. Tada vadovas klausia, o kas čia? Ir tada aš jam pasakau, ką jam rašyti, kad čia toks projektas, čia geriau birutei. Jisai parašo ir tada grįžta dokumentas atgal. Nu gal čia šaržuotas šiek tiek, ar ne? Ar visi vadovai rašo tas rezoliucijas elektroninėje sistemoje? Čia va tas klausimas, kad vadovas nenori rašyti, bet aš jam dar turiu. Taigi, ar būtina nešti visų dokumentų vadovui? Ar negalima nustatyti procedūros, kad gavus, aš siunčiu iš karto tai birutei, iš karto įskaitos skyrių, ar iš karto į ten kažkokį kitokį skyrių? Pasirašo vadovas sutartį, tarkim, dėl šiukšlių išvežimo, kas mėnesį 12 eurų. Toliau, gauna sąskaitą kas mėnesį, kas vyksta? Visi apsimeta, kad nežinom, ką daryti, neša vadovui, neretai, ir vadovas parašo rezoliuciją. Buhalterijos skyriui apmokėti. Klausimas, jeigu yra sutartis ir jeigu yra finansininkas, kuris turi aukštą išsilavinimą tikriausiai, ar jis gali susijęti, kad tai yra sutartis ir tai yra 12 eurų ir kad iš karto tą dokumentą duok finansininkui, vadovui nereikia nešti, kad jis parašytų rezoliucijos, nes čia yra tipinė savaime suprantama procedūra. Jeigu procedūros netipinės, jeigu gaus sąskaitą už šiukšlės 212 eurų, tada matyt neš vadovui. Bet kiek mes turim tipinių tradicinių procedūrų, kurias dirbtinai iškeliam į tuos ratus. Tai va tas procedūrų ir procesų valdymas DocLogic'e gali apeiti. Ką sakys tada vadovas darys? Tada dirbs strateginius reikalus. O kaip jis galės matyti? Jis DocLogic'e mato viską. Iš šiandienos nuotrauką gali pasidaryti?
kiek šiandien gauta, kiek gauta per savaitę sąskaitų. Mato, kam nukreipta. Jeigu mato ne tam, tai jis gali pakeisti procesą. Gali pakeisti procesą. Kontroliuoti ir yra vadovo funkcija, o nerašinėti atostogų, leisti suteikti mamadienį. Labai geras procesas. Tarp kitko, kai kuriuose įstaigose didelėse rašo prašymus kas mėnesį, neša vadovui kas mėnesį, rašo įsakymus, kad tik tų dokumentų daugiau būtų. Bet, kur galima optimizuoti daug greičiau. Garso, vaizdo, foto dokumentai. Tai kas turite, tarkim, garso dokumentų? 1, 2. Sveikinu, 3. Smagu. Foto dokumentus į savo planą įsitraukia, turit fotobylą, Doglogic'e. Garso dokumentų reguliavimas. Tai, kad taisyklės leidžia, čia irgi yra faktas, numatyta, raidė žymima G, kad tai turi tokią pat vertę. Kokie teisės aktai reguliuoja? Civilinis procesas, ar ne? Civilinio proceso kodeksas numato, kad civilinės bylos protokoluojamos garso įrašu. Pernai, kadangi tenka dirbti darbo ginčų komisiją, nuo pernai gruodžio mėnesį pakeistas darbo kodeksas, darbo ginčų komisijos protokolavimas yra tik tai garso įrašu. Nėra ten, kas ten iškeikė darbdavį, ten būna visokios leksikos. Viskas rašoma, nėra rašomas protokolas popierinis. Ir tada aš klausiu, jūs darote susirinkimus? Tokius padalinių kartais ir taip toliau. Ar jie turi kažkokią svarbesnį išliekamą vertę negu civilinis procesas su teisėjais, ten darbo ginčų komisija, kur nerašomas protokolas? Tai jeigu to įsakmiai nereglamentuoja teisės aktai, galbūt galima pagalvoti, kaip tą procesą palengvinti. Nėra stenografo su aukštu išsilavinimu, kuris dar visą dieną po susirinkimo rašo protokolą. Tai yra koks vyr specialistas, užtrunka visą dieną, kad tinkamai gražiai surašytų protokolą ir jį pasirašytų vadovas. Yra garso įrašas, galima daryti tik tai popierinį išrašą, nutarta. Vat, išrašas, nutarimo, įrašą norit klausyti? Ne. Nutarimas va čia ant vieno lapo. Ir rekomendacijas, kaip vaizdo ir garso dokumentus išsaugoti, yra parengtos vyriausio archyvaro. Teisinis reguliavimas yra. Toliau elektroninių dokumentų siuntimas, jau čia kalbėjau apie delivery pristatymą, jis veikia ir dabar, galbūt neintegruotas į sistemą, bet galima įsiregistruoti. Kiek šiuo metu įsiregistravusi yra įstaigų Lietuvoje? 18 kokį, kai teko pažiūrėti. Po kiekvieno seminaro užduodu ar mokymų, ar kažkokių namų darbus, įsiregistruokite į tą sistemą. Nieko nekainuoja. 218. Tai yra numato įstatymas, kad elektroninė siunta turi tokią pat teisinę įrodomąją galią, kaip ir registruota pašto siunta. Tai yra registruotas siuntimas, be kurjerio, kur pasiekiamas visuose. Tai yra įstatymas. Kokios tos klaidos? Nėra politinės valios iš viršaus. Vadovas. Arba, čia neseniai išgirdau pavyzdį, visi siunčia finansų ministerija ataskaitas su antspaudais. Ką sako elektroninio parašo įstatymas? Kad elektroninis parašas prilygsta parašų ir antspaudai. Ar kas nors siunčia finansų ministerijai elektroninius ataskaitas? Parašyta su antspaudu, tai kodėl turi pykdyti finansų ministeriją? Nors ir yra teisinis reguliavimas, bet mes turime tokių, bet nėra iš ministro, vadovas nepasirašo, dar kas nors nenori. Tai yra dažniausios galbūt tokios klaidos, nevaldymo, gal tai pasakyti. Toliau netinkamai informuoti arba apmokyti darbuotojai. Darbuotojai irgi ne visada žino galimybės. Tai yra, kaip aš galėsiu naudoti, ką naudoti, kokia teisinė galia bus ir taip toliau. Ne tik darbuotojai, bet tas elementarus procesas, kur vienas nori, dauguma ne, todėl kad jie nežino, jiems yra sudėtinga. Ir toliau iš karto atmetimo reakcija. Nesureglamentuoti lokaliaisiais teisės aktais. Kaip minėjau, nėra, pavyzdžiui, susitarimų, kad tai yra tavo parašas elektroninis ir turi tokią pat teisinę galią teisme, kad tai nereikia jokio popierinio tau, nes net neapsimoka. Naudojimo procesą ir taip toliau. Techninės sąlygos ir vėl klausimas, kaip išsaugos ir taip toliau. Tai va tokios galbūt neužtikrinti, nepasirūpinta tokiais dalykais, sukuria didžiausias, galbūt tokias ne tai, kad klaidas, bet ir nuogąstavimus, baimės. Na ir posakis, aišku, čia tolerancija klaidoms nuskambėjo ne iš vieno pranešėjo, kiek atsimenu pernai iš Šimašiaus lūpų nuskambėjo šitoj konferencijoje, kad tolerancija klaidoms turėtų būti. Suklydai, ką daryti, žiūrėti, kaip tą klaidą ištaisyti ir einam į priekį. Pas mus kas prasideda? Ieškoti, kas suklydo. Greitai ieškom, aš tau daviau, tu pažiūrėk, tu man davei. 2 savaitės dirbam, kol surandam kaltininką. Valio, rezultatas. Taigi, siūlau užsirašyti kabinete tolerancija klaidoms. Nuogąstaujama arba baimės. Sistema užlūš. Čia
Čia galėtumėt klausti jau čia kolegų, ką daryti, ar dažnai užlūžta. Kažko matyt nedasipirkot, lietuviškai tariant. Reikėtų investuoti, kad neužlūžtų. Greitis, ten kažkokie moduliai ar ne. Tai yra lūžta tada, kada jau norime greitai, pigiai ir kuo daugiau vartotojų ir 8 valytojas prie to kompiuterio, ar ne, prie vieno ir iš tiesų. Tai yra tam tikras organizmas, kuris reikalauja palaikymo. Dokumentai dings. Dokumentai neturėtų dingti, jeigu valdote pagal elektroninių dokumentų valdymo taisyklės. Tai yra atsarginių kopijų darimas privaloma sąlyga sistemoje. Tai yra visokių talpų fiksavimas ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra kiekviena sistema ir Doclogic, kaip teko įsitikinti, atitinka tuos reikalavimus, turi tam tikras apsaugos mechanizmus. Dokumentai dingti, turint tvarkingą sistemą, negali. Neišliks parašai. Na, čia jau tas praeitas galbūt etapas, kai parašus iš tikrųjų, tos lygmens kėlimas ar ne, parašo lygmens kėlimas, tą sėkmingai atlieka taip pat kompiuterizuota sistema. Nereikia mechaninių būdų tų parašų elektroninių kelti ar dar kaip nors kitaip. Nepriims teismas, auditorius, ministerija ir taip toliau. Tokios baimės yra, kad nepriims, bet jos yra tokios, na, kaip pasakiau, psichosomatinio pobūdžio. Teisinis reglamentavimas tą leidžia. Ir turiu vieną pavyzdį iš Sodros, kai kalbu per įvairius mokymus ar pranešimus, kad tikrai ant spaudų Lietuvoje ten dėti ant dokumento arba kopija tikra jau nuo 11 metų nebereikalaujama. Bet atsiranda, sako, iš mūsų reikalauja kopija tikra ir uždėti antspaudą. Kauno miesto vienos įmonės parašė Kauno miesto Sodros skyriui, kokiu pagrindu reikalaujate dėti tą antspaudą. Ir atsakymas buvo paprastas, nurodykit teisės aktą. Atsakymas buvo toks, kad teisės akto nėra ir mes daugiau nebereikalausime dėti kopiją tikrą su antspaudu. Tai vadinasi, reikėtų bandyti, nepriims. Ką reikia daryti? Visų pirma, įsivertinti rizikas. Rizikos įvertinimas, ką tai reiškia? Jeigu turit labai daug darbuotojų, kurie skundžia teismui, galbūt tokius ten atleidimo prašymą, ateik jau tą personalą ir parašyk ranka. Nereikia pradėti nuo visko. Mamadieniai, atostogos, kažkokios ataskaitos, komandiruotė. Bus teismas? Nebus greičiausiai. Auditorius, kas tai yra? Vidaus auditorius galima susitarti, parengti sąrašą, susiderinti, išorės auditoriai ir taip steigėjas. Visus vidinius procesus dabar realizuosime tik programoje. Galima. Vadinasi, rizikos įvertinimas, pavojingesnius procesus, kurie neaiškus, kurie suponuoja kažkokį teisminį ginčą, galbūt atidėkime ateičiai. Vidinius procesus, kurie nesukels jokio ginčo, jokių ten didelių pinigų, neprarasime, iš tikrųjų nuo jų reikėtų ir pradėti. Nemokėsiu tinkamai naudoti sistemą ir dar vienas, visi matys, ką aš darau arba ko nedarau. Taigi, taip, skaidrumas, visi matys, ką tu darai, yra. Tai keletą pavyzdžių. Personalo srityje. Teko galbūt ir labiau man pačiai ir praktiškai dalyvauti, ir personalui vadovauti teko. Tai didžiąją dalį asmeninio pobūdžio. Tai yra įvairūs, kaip sakiau, prašymai, kurių ir saugojimo terminas, ir teisinė kažkokia tai rizika nėra didelė, tie patys mamadieniai ir taip toliau. Gali būti ataskaitos ir panašiai. Nuo to reikėtų galbūt pradėti. Sklaida visiems padaliniam. Dar vienas momentas, kuris užima labai daug laiko ir labai neefektyvus, tai yra tas popierinių dokumentų nešiojimas, kopijų darimas ir nešiojimas. Kaip aš vadinu, tai yra kurjeriai su aukštaisiais įsilavinimais. Ypač personale padaro kokį dokumentą ir neša dažnai buhalteriją, dažnai dar kur nors. Reikia nueiti ir nunešti. Ar tikrai galima siųsti per DVS priemonės? Ar, pavyzdžiui, buhalteriai priima dokumentus visus iš personalo? Galbūt kieno priima, nereikia jokių parašų ten, jokių elektroninių. Kas tai priima per DVS arba kitas sistemas? Kilstelkit. Nėra tokių, čia turėtų būti daugiau, taip ar ne? Bet žinokit, yra nedaug. Nors mes apie teisinę galimybę, tikrai sklaida įstaigoje, visi galėtų matyti DVS priemonėmis. Tai ką reiškia? Aš parengiu bet kokį dokumentą, sklaida yra užtikrinta automatiškai, jau įdiegta į sistemą, kad jinai jau mato visi, be jokio mygtuko. Iš karto atlikta ir jau tam, kas reikia, mato. Užkoduota procese. Toliau vizavimas, supažindinimas, pavedimų gavimas tik DVS priemonėmis. Čia jau toks irgi tas klausimas, kuris psichologinis ir pokyčių vadybos klausimas, ne techninis klausimas, kad vizavimo apskritai reikėtų mažinti tų procesų arba ten rezoliucijų rašymo, bet DVS priemonės tą jau atlieka nuo pat pradžių, jau kiek čia 12 metų, ar ne? Skaitmeninių asmens bylų formavimas.
Jeigu rengiami dokumentai skaitmeniniai DVS sistemoje, ar ne, rengiame įsakymus, kad ir personalas su elektroniniais parašais, ką sunku turint sistemą, elektroninį kvalifikuotą parašą ir nekvalifikuotą, ar gali sistemoje pagal kažkokį filtrą sukonfigūruoti, tarkim, dėti į sistemą asmens bylą iš tų dokumentų? Žinoma, gali. Ir aš kalbu ne tai, kad dėti ir ją kaupti asmens bylą. Sistemoje, prie naujovę įdėjau, yra galimybės automatiškai formuoti asmens bylas. Tai yra, aš jos tokios kaip neturiu vieneto, bet jeigu man reikia Petraičio asmens bylos, aš ką pasidarau? Rašau Petraitis ir paspaudžiu asmens bylą. Man sistema tą pačią sekundę, kaip jūs sakėt, suformuoja Petraičio asmens bylą. Tai yra, surinka visus dokumentus, kuriuose minimas tas Petraitis. Čia galbūt naujovės projektuojamos į ateitį, bet tokių užklausų ir tokios paslaugos prašytojų jau pasitaiko, jau yra, kiek teko girdėti. Kitų procesų automatizavimas. Čia matyt kolega ir klausė, o kaip nepirkti dokumentą, o paslaugą. Taip, paslauga jau su konfiguracija. Kas atsitinka, kai parašo kas nors prašymą, neina pas vadovą, automatiškai ten suderina, ten nueina, jau sistema pati vedžioja. Tas pats darbuotojų supažindinimas. Yra blokas dokumentų, su kuriais turi susipažinti darbuotojai. Ateina naujas darbuotojas, projektų vadovas. Sistema prisijungia projektų vadovas, jam numeta visą bloką, nes tai yra projekto vadovui būtini dokumentai. Pasikeičia įsakymas, sistema automatiškai pakeitimą įsiunčia tiems, kuriems reikalingas. Nereikia fiziškai personalui ten siųsti ir Birutį, ir Onutį, ir parašyti. Sistemai tai nesudėtinga, toks automatizuotas procesų valdymas. Reikėtų tik tai suformuluoti mintį, kokių procesų reikia. Taigi, supažindinti, kaip sakau, krauju arba ten pasirašytinai, jeigu dabar neturit sutarę, kad jūsų tas 238 kodas yra elektroninis parašas, kaip sakėt, sutarėt žodžiu, davė kodą ir naudokis. Ką sako teismai, jeigu nėra parašo supažindinimo žymoje? Vadovausi būtent protingumo kriterijais ir byloje buvo nustatyta aukščiausio teismo, kad vien tai, kad nėra parašo, tai dar nereiškia, kad darbuotojas nebuvo supažindintas kitais veiksmais. Ir nepaneigia galimybę šio fakto konstatuoti. Taigi, jau perinam prie kito ligmens. Tai logiška, jeigu tu dirbai ir jeigu tu pasirašinėjai, ar tai reiškia, kad tu nebuvai susipažinęs? Tai nereiškia. Buhalterinės veiklos. Tokia tradicinė ir atrodo labai reikalaujanti didelių apsaugų. Buhalterinės apskaitos įstatymas numato ką? Kad apskaitos dokumentai gali būti pasirašomi arba parašu, arba pagal elektroninio parašo įstatymą. Jeigu apskaitos registrai, taip, gali būti pasirašomi, nespausdinami, pasirašomi kvalifikuotų parašų. Pridėtinės vertės mokesčių įstatymas numato apie elektroninės sąskaitas faktūras. Tikrai nereikia ten spausdinti, dėti į bylą. Tai yra teisinė bazė, leidžia šiandien tą daryti. Buhalteriniai veikloje, dokumentų valdymo veikloje arba sutarčių veikloje dar. Taigi automatinė pasibaigimo, pratęsimo, kokiu nors nevykdymo sutarties arba kitų procesų sutarčių kontrolė. Vadovas gali matyti ir ne tik vadovas visus procesus, kada kas nors neįvykdė, neapmokėjo ir taip toliau. Sutarčių sąskaitų sąsaja, čia irgi jau galbūt tradicinis paketas, kai gauni sąskaitą, jinai nurodo, pridedam prie to sutarties sistemoje, sujungiamos ir matosi, kiek liko dar pinigų vykdant tą sutartį arba kas nors vėluoja, nevykdo ir taip toliau. Tai yra, kokio proceso reikia, galbūt ir sistemoje tiesiog galima realizuoti. Elektroninių sutarčių rengimas, projektų derinimas ir taip toliau. Ir dokumentų valdymas. Automatinis bylų užbaigimas. Tikriausiai realizuoja šitą priemonę. DVS priemonėmis. Tai yra, pasibaigė byla elektroninių dokumentų. Tai kaip sakau, nebereikia ten jų numeruoti ranka pieštuku dešiniajame lapo viršutinėme kampe. Gali sistema sunumeruoti, parašyti antraštinį, baigiamąjį. Toliau gali būti perdavimo aktų sudarimas iš tam tikrų bylų, naikinimo aktų, jeigu pasibaigė nustatytas terminas ar ne. Įstaigoje perdavimas valstybės archyvams integruotas į sistemą. Vadovo kontrolė. Vadovas tik tai gali stebėti, nerašyti rezoliucijų, o stebėti, kas kur vyksta ir kas vyksta nelaiku, arba ten parašyti savo komentarus. Ir kitų sistemų integracija su dokumentų valdymo sistema. Tai čia man mintis kilo, kai jūs rodėte tą gražią nuotrauką su šortukais ten Kazachstane. Tenai jūs minėjote, kad nori doklodžiko visom ministerijom. Įsivaizduokite, kiek ten 90 000 vartotojų. Visi vienu metu ir gauna doklodžiką.
Nu, tiesiog būtų puiku, dabar vienas turi Doclogiką, kitas nesupranta, kas tas vyksta. Savivaldybė mano viena mėgiamiausių yra, kur visus metus, visus dokumentus, sakė, mes valdom tik elektroniniais parašais provincijoje ir siunčia į Vilnių dokumentą, į kokią viešo administravimo instituciją ir ką jinai sako, o ką čia jūs atsiuntėt be parašo, prašom normalų atsiųsti dokumentą. Ir manęs klausė toj provincijoje, o ką mums daryti dabar, ar ne? Tai yra teisinis reguliavimas, tai jeigu gautų visi Doclogiką, tarkim, visiems būtų labai paprasta. Dabar tas integracijos, čia viešųjų pirkimų, čia pristatymas, čia EIS-as, čia ir taip toliau, ir taip toliau. Ką čia jūs tokiu atveju turėčiau užbaigti mintį, galbūt verta visiems jau čia įsigyti, ar ne? Gerai. Toliau. Čia jau pasvarstymai. Ir keletą ataskaitų. Taigi vadovas gali formuoti ataskaitas, kas įvyko šią savaitę, kiek turiu pasirašyti, galbūt nukreipti pasirašymus. Tarkim, šiuo metu tenka konsultuoti vieną labai didelę gamybinę kompaniją, kur vadovas gaudamas tiek daug dokumentų, jis tiesiog turėtų pagal laiką apskaičiuoti, kad jam neužtektų dienos rašyti rezoliucijas ir pasirašinėti. Neužtektų. Perduoda viską kitam direktoriui, ten kitokiu pavadinimu. Tas direktorius jau dabar suprato, kad ir jam neįveikti. Tai dabar tiesiog automatizuoja procesus. Tai yra vadovas mato, vadovas nenušalintas, jis mato ataskaitą ir jisai kontroliuoja, bet kuriuo aspektu. Sako, vadovas nieko nežinos. Žinos vadovas. Elektroninio pašto integracija arba kitų, kaip pavyzdys, kitų sistemų integracijos, čia gali būti bet kokios, tiesiog ir perdavimas į valstybės archyvus. Čia irgi Doclogico viena iš aplikacijų, kur iš tikrųjų sistema realizuojama ir galima pasinaudoti. Tarp kitko, kiek teko domėtis ir kitom dokumentų valdymo sistemom, tai tikrai toli gražu ne visos turi tas sąsajas su kitom, tarkim, ir reikėtų padirbėti. Tas klausimas, ką daryti, atėjo auditorius ir prašo viską dabar atspausdinti. Aš čia toks gudrus, čia garso dokumentai, čia vaizdo, čia skaitmeninė kopija, čia elektroninė, ateina auditorius treptko ir sako, pateikite man ir 2 egzemplioriais. Kas tada? Teisinė prasme spausdinti popierinių iš tos elektroninės sistemos tikrai neprivalote, bet ta psichologinė prasme dabar tu čia sakysi ne, tai ką aš tau dabar, tai palauk tada. Tada aš jau paieškosiu kaip reikalas. Geriausias būdas apsisaugoti nuo tokių neaiškumų iš anksto suderinti su auditoriais. Paklausti, ar mes galime, kokių priemonių imtis, ar tuos dokumentus gal šiandien tik tai mažą dalį, o rytoj auditorius atėjęs ir jam duosim prisijungimą ir jis iš namų gulėdamas lovoj tą patikrins ir jam pasirodys labai patogu, jis paprašys ir daugiau dokumentų. Taigi nenorėkime visko iš karto, mažai žingsneliais. Tai yra nuo pačių mažiausiai rizikingų, suderinus ir taip toliau. Taigi klausimas neprivalote. Paskutinė skaidrė čia įdėjau apie optimizavimą, tai yra dokumentų saugumo. Vienas iš tokių teisės aktų pakeitimų pernai gruodį, lapkritį buvo dokumentų terminų trumpinimas. Ir jeigu tai yra personalo, kokios asmens bylos, mes jau buvom, dar kai kas atsimena tie skaitmeniniai emigrantai, kad 75 kažkada saugojom, po to 50 dabar personalo, kiek? 10 metų. Trumpo saugojimo pasirašom nekvalifikuotų parašų, nebūtina jokio dokų, į archyvą nešti nebūtina, tvarkyti nebūtina, apyrašą panaikinom, ar ne? Tai vadinasi, informacija naudojimą lengvina pradedant nuo ten teisės aktų, registro, iki vyriausio archyvaro tarnybos, ten mokesčių inspekcija ir taip toliau. Klausimas, kaip lengvinate savo darbą jūs? Tai šiandien tikiuosi, kad keletą galbūt minčių pasilengvinti savo darbą, pateikiau ir jeigu kas, klauskite. Ačiū.